minutės. 10:12. Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė ir girdite laidą 10:12. Tikiuosi, kad laiką su mūsų laida leisite iki pat 12 valandos. Ir papasakosiu, kągi šiandien laidoje girdėsite. Tai visai netrukus pokalbis su 2025 metų kelionių patirčių Lietuvoje ambasadoriumi paskelbtų Nemo plausto kapitonu Renatu Žila. Neišdalintos vėtrungės, tai yra vadinami turizmo Oskarai, ir vieną jų pelnė Nemo plausto kapitonas Renatas Žila. Jis apdovanotas kaip 2025 metų kelionių patirčių Lietuvoje ambasadorius ir jis mūsų studijoje. Labadiena. Labadiena, Agnė. Labadiena visi radio klausytojai. Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt ko nors paklausti Renato apie kelionės plaustu Nemunu, o gal esat keliavę su juo, tai būtų dar įdomiau išgirsti jūsų patirtį ir jūsų įspūdį. Renatai, kiek jums svarbi šita vėtrungė? Na, vėtrungė, iš tikrųjų, čia yra fenomenali situacija. Aš net nesitikėjau, kad galiu netgi būti nominuotas šiais metais į tokį prestižinį konkursą. Prisimenu, kas susijęs su vėtrungė, aš prisimenu vieną tokį momentą. Tai buvo berods prieš 5 metus, 2020 metai buvo. Ir aš pirmą kartą išgirdau apie vėtrungę ir man kilo noras joje sudalyvauti. Aš labai gerai save tada prisimenu. Nemo kelionėms jau buvo kokie 4 metai. Iš tikrųjų tai yra, kaip aš vadinu tą laikotarpį, praktiškai dar apie nieką, kaip apie Lietuvos vandens turizmo fenomeną. Ir aš atsimenu, lyg ir, atrodo, buvau užpildęs paraišką sudalyvauti toj vėtrungiai. Ir aš nuvažiavau tą ceremoniją, atsimenu, buvau netgi Facebook'e paminėjęs, kad už mane žmonės balsuotų, kažkiek balsų buvo tikriausiai, bet esmė yra ta, kad aš nieko nelaimėjau. Ir aš net nebuvau nominuotas. Ir aš atsimenu, kaip mažas vaikas stovėjau ir žiūrėjau, kaip dalinami tie Oskarai. Aš stovėjau ir žiūrėjau tos žmonės, man tie žmonės buvo panašus kaip Olimpo dievai, kuriems suteikiamos tokios privilegijos, jie įvertinti. Aš, aišku, niekiek nepasidaviau ir nesumenkinau savo svajonės ir Nemo kelionių perspektyvos ir pačio Nemo plausto. Ir praėjus 5, gal 6 metams, taiga aš ne tik esu nominuotas į ambasadoriaus kelionių patirčių ambasadoriaus titulą, bet jį netgi ir laimiu. Įspūdinga, labai daug man tai reiškia. Kelionių patirčių ambasadorius, tai reiškia, kad jūsų ta kelionė, jūsų siūlomas produktas, tai yra kelionė plaustu ir būtent neša žmonėms patirtį. Kokia tai yra patirtis? Ką žmonės patiria plaukdami jūsų plaustu? Labai geras klausimas, Agnė. Ir pasistengsiu visai Lietuvai papasakoti, kas yra Nemo kelionės ir kas yra tas plaustas. Kad jūs suprastumėt, Nemunas yra nuostabi upė. Visi mes tą žinom iš vadovėlių, mokyklose mums pasako, mes žinom, kad jinai yra didžiausia upė Lietuvoje, pati plačiausia. Bet jeigu aš jūsų paprašyčiau, pakelkit rankas, kas iš jūsų esat plaukę Nemunu, tai rankų tikrai nebus daug. Bet bus labai nemažai tų rankų, žmonėms, kuriems teko patirti plaukimą, pavyzdžiui, garlaiviu Druskininkuose arba nedideliu pramoginiu laiveliu Birštone. Galbūt kažkas yra plaukęs su raketa. Bet tokio kaip turizmo Nemune, arba, sakykime, šiuo atveju laivo, kuris plauktų per visą Nemuną, nuo Druskininkų iki pat Kuršių marių, Lietuvoje nebuvo, nėra ir dar klausimas ar bus. Bet ne tik pasiplaukioti pirmyn atgal 5 arba 10 kilometrų, bet pavyzdžiui plaukti 5 paras su nakvyne, su savo kambariu, su pilnu maitinimu ir plaukti tose vietose, kur įprasta laivyba iš principo neįmanoma. Tikiu, kad daugelis girdėjot, kad Nemunas yra gilinamas, ruošiamas laivybai, tai tas procesas yra lėtas. Galbūt vieną dieną ateis ta akimirka, kai mes galėsim labai drąsiai
plaukti per visą Nemuną. Bet yra dar kitas niuansas. Yra Kaunas ir yra Kauno marios, yra Kauno Hesas. Ir man teko įveikti ir tą kliūtį. Tai kyla klausimas, tai kaip iš Druskininkų nuplaukti iki pat Kuršių marių. Tai man, kaip sakykime, turint inžinierinį išsilavinimą, kurį aš įgijau Kūno kultūros akademijoje, tapus tinklinio treneriu, aš aišku juokauju, noriu pasakyti, kad be jokios patirties laivyboje man teko sukurti vieną įspūdingiausių, manau, kad netgi Europoje, 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorių. Atplaukus į Kauną, laivas išardomas, per 7 dienas surenkamas ir kelionė tęsiama su klientais toliau. Tai va, tai nemokė. 7 dienas užtrunka. Jo, mes 7 dienas su komanda, klientų aišku tuo metu nebūna, mes turim tokią vasaros vidury pertrauką atplaukus į Kauną, mes 7 dienas, praktiškai mums 7 dienų reikia išardyti tą visą plaukiantį namą, viešbutį su 20 kambarių, vėl jį susirinkti, tai vat man reikėjo įveikti tam tikrus konstruktorinius kažkokius kliūtis konstruktorinės, reikėjo sugalvoti, bet kadangi Albertas Einšteinas man suteikė vilties, pasakydamas, kad vaizduotė kur kas yra svarbiau už žinojimą, tai aš panaudojęs vaizduotę labai šauniai sukonstravau Nemo plaustą. Tai va, tai Nemo plaustas iš tikrųjų turi galimybę žmonėm parodyti Nemuną ten, kurį gali pamatyti tik tai keli procentai žvejų, kur nei su automobiliu privažiuosi, nei tu ten pasiplaukėsi. Aš kalbu ne apie baidarės, aš kalbu apie pilnavertį plaukimą name, kur tu jautiesi apsaugotas nuo lietaus, nuo saulės, nuo vėjo. Tai yra 3 pagrindinės stichijos, kurios realiai gali sugadinti bent kokias atostogas, nes saulė irgi kandi būna. Tai va, tai man reikėjo išspręsti tą dalyką, kad paversti visą upę. Visą, ne tik tai kažkokį regioną, bet visą upę turizmo traukimo objektų. Ir kiek užtrunka tada visa ta kelionė? Jūs minėjot 5 paras, bet ar tos 7 paros tam išardymui ir sudėjimui iš naujo? Jo, labai daugam atrodo, kad kruizas trunka įlipus į Druskininkuos į Nemo plaustą, išlipimas yra Klaipėdoje. Ne, mes Nemuną suskirstėme į labai daug etapų. Šiai dienai mes organizuojame kruizus nuo 1 nakvynės iki 7 nakvynių. Bet atkarpos skiriasi. Tie žmonės, kurie įlipo Druskininkuose, jie galbūt 2 dienų kruizą pabaigs Merkinėje. Sekanti grupė iš anksto rezervavusi, jinai jau atvyksta į Merkinę ir mes tęsime kelionę toliau. Tai šiuo atveju mes per visą Nemuną galim suorganizuoti kažkur 24 kruizus, grubiai tariant, per visą Nemuną. Klausytojas parašė Donatas, vasarą buvau Dresdene, tai ten labai išvystyta pramoginė laivyba garlaiviais. Galima plaukti 2 valandas pirmyn ir atgal, galima plaukti parą laiko su nakvynė kitame mieste ir atgal. Laive maistas ir gėrimai, mums tik pavydėti belieka. Tai Renatai, kokiais pavyzdžiais jūs rėmėtės, kurdamas savąjį plaustą ir savąjį turizmą Nemune? Matot, kruizai garlaiviais yra visai kita kategorija. Tai yra dviratis ir yra mopedas. Ir yra, toliau sakykime, automobilis ir jie irgi skiriasi tam tikros kategorijos. Šiai dienai aš esu pramoginiai laivybai, kas liečia su plaustais. Tai mes esam glampingo atstovai, tai yra glamorous camping, lėtasis turizmas. Va, ir šiuo atveju, sakykime, garlaivis Nemune ne visur gali sustoti. Įsivaizduokit, jūs plaukiat visišką dykumą, nei prieplaukų nėra, nei miestelių, nei kaimų, ir Nemo plaustas turi galimybę sustoti nakvyniai kokioj nors unikalioj, labai gražioj vietoj, sakykime, netgi tokioj, kur net neįmanoma išlipti į krantą. Bet kadangi jūs gyvenat 220 kvadratinių metrų name su visais patogumais, jūs turit galimybę grožėtis ta gamta, kurios galbūt netgi ir žvejys nematė. Tai šiuo atveju, kalbant apie techninės charakteristikas, Nemo plaustas gali sustoti bent kur. Jam absoliučiai nėra kliučių, nei dėl grimzdos, nei dėl gylio, sakykime, upės. Tai vat klausytojas rašo apie Dresdeną. Taip, tokie kruizai egzistuoja visame pasaulyje, bet mes esam glampingo atstovai. Kitas niuansas, joks laivas ir joks garlaivis, kaip minėjau,
tiesiog iš principo negali perplaukti viso Nemuno, nes Kaune jį reikės iškelti su labai dideliais kranais, kad perkelti per Hesą ir plaukti toliau. O mes tą galim padaryti labai nesudėtingai. Praktiškai 3 žmonių pagalba. Plaustas gali būti išardytas Kaune, surinktas vėlgi Kaune žemyn upė ir kelionė gali tęstis toliau. Tai va, tai ir dar vienas toksai momentas. Tai, kas laivyboje laikoma avarinė situacija, tai reiškia, pavyzdžiui, užplaukimas ant seklumos. Jeigu laivas oficialioje laivyboje užplaukia ant seklumos, tai yra avarinė situacija klasifikuojama. Mūsų atveju tai yra pramoga. Mes išlipam vidurį upės, sustoja seklumoje, pasivaikštom, parodau žmonėm, koks yra gražus Nemuno dugnas, koks gražus smėlis. Pasibūnam, pasimaudom, nusistumiam plaustą į tą pusę, kur Nemunas gilėja ir tęsiam savo kelionę. Svečiam irgi reikia dalyvauti nustumti. Tai aišku, be abejo, tai čia viena iš pramogų, kuri susiformavo man per 5 metus. Aš pastebėjau, kad žmonėm labai įdomu būti trauktiems į, sakykime, taip vadinamą gelbėjimo operaciją. Bet po 5 metų plaukimo tai tapo pramoga. Ir aš žinau Nemuną, aš pažįstu Nemuną, žinau, kur yra seklumos ir dirbtinai būna sustojame mes toj seklumoj ir aš svečiams parodau, kokia iš tikrųjų negiliai yra ir nebaisi Nemuno upė. Duokite ausinėmis, paskambino klausytojas Juozas iš Panevėžio. Juozai, laba diena. Labą dieną, čia Juozas iš Panevėžio. Sveiki, Juozai. Tamsta šitą, kiek pernai jūsų verslas sumokėjo į Lietuvos biudžetą mokesčių? Oi, koks įdomus klausimas apie mokesčius. Na, praeitais metais, jeigu jūs kalbat apie fiskalinius metus, tai mes dar nedeklaravom praeitų metų mokesčių, bet aš nežinau, kiek tai sudarys, bet tam yra tam tikros formulės, pajamos, išlaidos ir, sakykime, Juozai, kad jūs suprastumėt, mes nesam labai didelis verslas. Konkrečių skaičių, aš jums nepasakysiu, ten galų galiausiai tai, nežinau, ar turi labai Tai turi didelę prasmę. Didelę prasmę, bet mes esam individuali veikla, tik nesenai mes tapom mažoji bendryja ir mes tikrai nesam labai didelis verslas. Galėčiau savo verslą palyginti, netgi kaip tik galėčiau pasakyti, kad baidarių verslai, kai kurie kur kas pelningesni negu Nemo kelionės, bet Nemo kelionės man suteikia galimybę nebevažiuoti dirbti, sakykime, picų vežiotojų kažkur užsienyje. Tai buvo mano bilietas atgal į šalį, kurią aš myliu. 2363111, Vilniaus kodas 05. Jeigu norėtumėt ko nors paklausti Nemo plausto kapitono Renato Žilos, kaip jūs būdamas savamokslis inžinierius, kaip pats pasakėt, ar ne, sukonstravo tą plaustą, kuris būtų, nes man dar ir saugumo klausimas atrodo svarbus, ar ne? Pats svarbiausias šitam kontekste. Tai kad tai būtų saugu, kad nenuskęstų, kad nebūtų rizikų. Kad nenuskęstų ir žodis Titanikas mane persekiojo tiek iš mano pažįstamų, iš klientų pusės, galbūt netgi ir dabar kartais išgirstu. Vis tiek žmonės atvykę, jie atsistoja ant plausto denio ir jiems tai yra absoliučiai nauja transporto priemonė. Be abejo, jiems įdomu, o tai kaip čia mes ar nenuskęsim. Tai sakykime taip, kadangi esu žingeidus, esu nagingas vyras ir suprantantis tam tikrus fizikos dėsnius, juo labiau turėjau nemažai žmonių, su kuo galėjau konsultuotis. Teko prieš pradedant statyti Nemo plaustą, teko nemažai išstudijuoti pasaulinių plaustų, kas yra aplamai pasaulyje pastatęs kažkokius plaustus. Tai YouTube'as, Google'as, nuo Australijos iki Rusijos, nuo visų šitų šalių, viso pasaulio, sakykime, iki Amerikos, teko pastudijuoti truputį, kas ką yra pastatęs. Ir matydamas tam tikras konstrukcijas, vis dėlto sugalvojau savąją konstrukciją. Tai šiai dienai galiu deklaruoti, kad Nemo plaustas jau yra 10-oji versija. Pirmoji versija buvo kur kas gal 2 mažesnė už dabartinę ir ten labai daug buvo padaryta, sakykime, tokių ir klaidų padaryta, ir netitikimų, bet skaičiavimai, plūdurumo skaičiavimai buvo padaryti labai teisingi. Tai, sakykime, šiuo atveju man pavyko
puikiai yra specialios formulės pasiskaičiuoti plūdurumą, keliamąją galę ir buvo nesunku tą padaryti. Tai pataikiau 100%. O su metais plaustas dar didėjo, jo keliamoji galia didėjo, mes daug ką tobulinom, praktiškai netgi po 9 metų plaukimo mes labai didelių patobulinimų padarėm plauste. Jeigu pasižiūrėsit mūsų svetainę, pasižiūrėsit mūsų video, ten iš tikrųjų tą evoliuciją galima matyti, kaip keitėsi Nemo plaustas kiekvienais metais. Bet pagrindiniai skaičiavimai dėl saugumo visada buvo prioritetas. Visada, nes buvo su kuo tartis. Galų galiausiai man teko rašyti projektą plausto. Pačio pirmo, jį priduoti į specialias tam tikras instancijas, kurios man patvirtino, kurios padarė dar korekcijas tame projekte, kad laivas būtų saugus. Mes atitinkam visus saugos, laivybos saugos reikalavimus. Dar vienas klausytojas, pasinaudokite ausinėmis, Renatai, Mantas iš Kauno. Sveiki. Sveiki. Klausom. Sveiki, Mantai. Tai visų pirma, labai džiaugiuosi, kad yra tokių iniciatyvų kaip jūsų, kad tokį dalyką sukūrėt ir kad žmonės gali gauti šansą pasigrožėti mūsų nuostabę realia upe ir mūsų kraštu. Ir tiesiog taip ir toks klausimas kilo, kaip jūs tvarkotės su visomis atliekomis? Taip. Kelionė jinai trunka ir tų atliekų jų visokiausio pavidalo. Taip, tikrai taip. Taip. Klausimas būtų. Tai jūs užsiminėte apie šiukšlės, kurios, visų pirmiausia, yra rūšiuojamos pas mus. Ne visada tai buvo. Paskutinius porą metų pradėjom rūšiuoti šiukšlės. Tai su šiukšlėm yra paprasčiausias būdas. Tikrai nesudėtinga išvežti šiukšlės iš plausto, kažkur jas utilizuoti. Šiuo atveju konteinerių yra labai daug. Mes įvairiausias strategijas naudojom. Bet sudėtingiausias procesas buvo tai tualetas. Jūs suprantat, mes turim tualetą. Va čia buvo, laivą pastatyti buvo paprasta. Bet kaip išspręsti tualetą, tai mūsų tualetas vertas netgi, sakykime, atskiros knygos parašyta, kaip jisai evoliucionavo ir per kokį kelią mes praėjom, kad viskas būtų tvarkinga. Kol galų galiausiai, aišku, atsirado ir geresnės technologijos ir atsirado daugiau įmonių, kurios užsiema tualetų išsiurbimu, tai šiuo atveju, sakysiu paprastai, tualetas yra išsiurbiamas, mes privalom, sakykime, atsiskaityti už tą tvarką, yra dokumentacija, yra instancijos, kurios mus tikrina. Tai šiai dienai, jau 2 metai miegu ramiai, esu laimingas, nes tualeto, sakykime, utilizavimas tapo labai nesudėtingu procesu. Tai šiukšlės rūšiuojamas, jos utilizuojamas ir vežamos ir į konteinerius, ir yra sutartis sudarytos su tam tikrom atliekų tvarkymo aikštelėm. Sakykime, logistika yra pati stipriausia mano, sakykime, pusė, kaip kelionių organizatoriaus, kaip pažabojusio upę, kuri iš tikrųjų nėra pritaikyta laivybai, bet man pavyko, sakykime, aš galbūt vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris žino ne tik visas aibės Nemuno krantuose ir visas maksimas, bet aš žinau ir visas, sakykime, šiukšlių utilizavimo vietas. Tai čia mano labai didelis pasiekimas ir kuris man leidžia šiai dienai labai ramiai vystyti savo verslą ir koncentruotis daugiau į klientų aptarnavimą negu į rūpesčius, kurie kažkada man praktiškai neleido miegoti. Kokie žmonės renkasi tokias keliones? Pirmi 7 metai Nemo kelionių buvo pakankamai sudėtingi. Mes darbavomės su pavieniais klientais. Mes rinkdavom grupės iš nepažįstamų žmonių. Įsivaizduokit, grupė iš 12 žmonių ir visi 12 žmonių nepažįstami. Arba, pavyzdžiui, 6 poros iš skirtingų Lietuvos miestelių. Ir buvo labai sudėtinga, nors tą kelią reikėjo praeiti, kadangi susitinka žmonės uždaroje erdvėje, garso izoliacijos pas mus nėra, mes nesam garlaivis ir kažkas knarkia, kažkas ilgiau nori pasėdėti. Tai buvo labai geri metai patirties ir mes tikrai turim labai daug patenkintų klientų. Aišku, yra ir tų, kurie galbūt šiek tiek pavargo, būdavo anksčiau ir dar žmonės su vaikais. Ir, pavyzdžiui, vaikai, jie triukšmauja, kaip pavyzdys, jie yra vaikai. Jie visai kitaip išgyvena tą kelionę. Yra, pavyzdžiui, svetimi žmonės, kuriem vaikai galbūt šiek tiek įtakoja, sakykime, jų poilsį. Ir kai mes pasiekėm tam tikrą
nu, sakykime, profesionalumo lygį, kai mes šiek tiek užaugom ir kai aš pamačiau tendenciją, kad dirbti su monolitiniam grupėm yra kur kas paprasčiau, nu, įsivaizduokit, skambina žmogus, sako, mūsų 14, mes norim švęsti gimtadienį Nemo plauste. Ir aš pastebėjau, kad 14 atvažiavusių pažįstamų draugų, jie nepyksta, jeigu Antanas knarkia. Arba jie atvažiuoja su vaikais ir tos poros vaikai yra visų vaikai toj grupėje. Jie visi rūpinasi vienas kitu, nes jie yra draugai, pažįstami ir taip toliau. Paskui tendencija pasikeitė tai, kad pas mane pradėjo registruotis kruizus įmonės. Ir Darbo vakarėlėms? Jo, team buildingai, pasibuvimai. Ir prieš 2 metus aš priėmiau sprendimą ir perėjau jau į kitą kelionių organizavimo lygį. Mes daugiau nebedirbam su pavieniais klientais. Viskas, šiai dienai pas mus 70% užimtumas yra įmonės, toliau gimtadieniai, draugų susitikimai ir vientisos draugų pažįstamų grupės. Kiek trunka sezonas šitų kelionių? Sezonas mes esam vasariniai. Ir sezonas vis laik prasideda pas mus paskutinį gegužės savaitgalį ir tęsiasi iki rugsėjo vidurio. Žodžiu, nelabai pavyktų, turint omeny lietuvišką klimatą, kažkaip prailginti tą sezoną. Čia mano svajonė, bet jinai tikriausiai neišsipildanti, bet jeigu mes turėtume vasarinį klimatą, sakykime, 5 mėnesius, aš manau, visas turizmas atsigautų, bet stabiliai, gerus vasaros 5 mėnesius būtų tobula. Nors paskutiniai rugsėjai irgi džiugina, bet jie džiugina oru, bet žmonės jau viskas, rugsėjo 1, mokyklos ir viskas, ir baigėsi. Net jeigu ir vasara būtų plus 30 iki rugsėjo pabaigos, savaitgaliais galbūt žmonės kažkur išeitų, bet aš pastebėjau, kad kaip tik rugsėjo 1 vaikai į mokyklas, prasideda reikalai ir atostogos Lietuvoje praktiškai baigėsi. Tai Nemunas Nemunu, matyti ir Nemo dėl to, kad Nemunu plaukia, to tikrai kaip taip. Kitos upės? Kitos upės man per mažos. Neris mane domino, bet po nemažai smalsumo ir domėjimusi iš tų, kurie kažkada plaukė Baidarėmis, sakykime, Nerimi, padariau išvadas, kad Neryje yra 3 slenksčiai, kurių aš nepraplaukčiau. Yra 3 slenksčiai, kurių jau netgi aš nepraplaukčiau. Aišku, jeigu su sąlyga, jeigu vanduo upėse būtų pakilęs, o tai priklauso nuo žiemos, tai panašu, kad po šios žiemos tikrai būtų įmanoma, jeigu išplaukti birželio pradžioj, tai galbūt spėčiau iki Kauno dasigabenti, o už Kauno jau būtų paprasta. Bet aš tada prarasčiau labai didelį gabaliuką pačios nuostabiausios upės Nemuno, kur visi Nemuno Kilpų regioninis parkas, Alytus, Punia, Birštonas, man būtų gaila. Nors Neris irgi tikrai faina upė, man jos užtektų, bet yra 3 slenksčiai ir mes, palaidojau šiek tiek, aš tą atidėjau svajonę. Jo, kol kas tik Nemunas. Ačiū Jums, dėkui, kad atvykot, tai Nemo plausto kapitonas ir taip pat 2025 metų kelionių patirčių Lietuvoje ambasadoriumi paskelbtas Renatas Žila. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12.